Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Irano. Tarp artimųjų rytų šalių Iranas yra itin griežta valstybė, kovojanti su narkotikų vartojimu ir su tuo susijusiais nusikaltimais, kur už tokius nusikaltimus numatyta maksimali bausmė – mirties bausmė. Tačiau stebėtina, kad ta pati valstybė, kuri viešai laikosi griežtos kovos su narkotikais politikos Lotynų Amerikoje, yra sukūrusi plačią narkotikų imperiją, kurios įtaka plinta visame pasaulyje. Už šios narkotikų imperijos įkūrimo Lotynų Amerikoje slypi stiprus Irano siekis įgyvendinti savo strateginius tikslus. Dėl ilgalaikių tarptautinių sankcijų Irano finansinės galimybės buvo smarkiai apribotos, todėl jam vis sunkiau tiesiogiai finansuoti savo sąjungininkų tinklus užsienyje. Esant tokiai situacijai, Iranas sukūrė struktūrą, kurioje jo sąjungininkų grupės gali išgyventi gana savarankiškai, taip sumažindamos priklausomybę nuo centrinio finansavimo ir užtikrindamos ilgalaikės įtakos išlaikymą. Iranas tiesiogiai naudoja iš šios narkotikų prekybos gautas lėšas tokioms veikloms finansuoti kaip ginklų pirkimas savo regioninėms įgaliotinėms grupėms, atlyginimų mokėjimas ir įtakos plėtimas įvairiuose konflikto draskomose regionuose. Lotynų Amerikoje su Iranu susiję Hezbollah tinklai bendradarbiauja su tokiomis grupuotėmis kaip Kolumbijos FARC ir ELN, padėdami perkelti ir plauti kokaino siuntas per įvairius regionus. Kolumbija išlieka didžiausia pasaulyje kokaino gamintoja, todėl ji yra pagrindinis šių kontrabandos maršrutų šaltinis. Kokainas dažnai iš Kolumbijos gabenamas į Venesuelą, kur silpna teisėsauga ir politiniai ryšiai leidžia jį surinkti ir išsiųsti toliau į Vakarų Afriką bei Europą. Su Hezbollah susiję tinklai taip pat naudoja trišalį pasienio regioną tarp Argentinos, Brazilijos ir Paragvajaus kaip kontrabandos ir pinigų plovimo operacijų centrą. Vienas iš sudėtingesnių pinigų plovimo būdų – narkotikų pelną panaudoti naudotų automobilių pirkimui Jungtinėse valstijose, kurie vėliau išgabenami į Vakarų Afriką perpardavimui. Libanui priklausantys tinklai ten pervesdavo pajamas per neoficialius finansinius kanalus ir pinigų namus, susijusius su Hezbollah Libane, taip leisdami nelegalioms pajamoms vėl patekti į sistemą kaip tariamai teisėtos verslo pajamos. Pastaruosius 30 mečius Iranas rėmė slaptą narkotikų logistikos tinklą, kurį Lotynų Amerikoje įkūrė Hezbollah. Šią infrastruktūrą daugiausia valdo Irano žvalgybos ministerija ir Islamo revoliucinė gvardija, o veikla vykdoma per Hezbollah organizacinę struktūrą. Iranas jau seniai naudoja šias įgaliotinės pajėgas veikti užkulisiuose, vykdant įvairias nusikalstamas veiklas. Tačiau laikui bėgant, vakarų sankcijoms vis griežtėjant, Irano vidaus ekonomika palaipsniui silpnėjo. Tokiu kontekstu, užuot siuntęs tiesioginį finansavimą, Iranas pradėjo skatinti savo sąjungininkų grupės kurti savarankiškus pajamų šaltinius. Šiame procese narkotikų kontrabanda tapo svarbių pajamų šaltiniu. Šiame kontekste Iranas vienas po kitos steigė ambasadas įvairiose Lotynų Amerikos šalyse. Pasinaudodamas šiomis diplomatinėmis atstovybėmis, jis sudarė sąlygas plėsti Hezbollah ir su ja susijusių tinklų veiklą. Irano narkotikų imperija dabar susiduria su didžiausiu struktūriniu sukrėtimu. Tarp Irano sąjungininkų Lotynų Amerikoje svarbiausia buvo laikoma Venesuela, nes ji buvo pagrindinis Hezbollah narkotikų kontrabandos logistikos centras. Hezbollah veikia Maduro administracijos saugumo ir žvalgybos struktūrose, naudodama valstybės infrastruktūrą, tokią kaip uostai, oro bazės ir karinės vilkstinės, kad savarankiškai vykdytų pinigų plovimą ir narkotikų gabenimą. Tačiau sausio 2 dieną Jungtinės valstijos areštavo Venesuelos prezidentą Nicolą Madurą, apkaltinę jį narkotikų kontrabandą ir neteisėtų valdžios užgrobimu, o valdžią perdavė Deli Rodriguez. Iškart po to Vašingtonas pradėjo daryti stiprų spaudimą naujai administracijai, o tai įnešė neapibrėžtumo dėl Hezbollah ateities operacijų Venesueloje. Tuo pačiu metu Jungtinių valstijų žvalgybos agentūros dabar vykdo operacijas Venesueloje daug glaudžiau, ženkliai padidindamos riziką, kad Hezbollah nariai bus suimti, o jų ilgai veikusiam narkotikų kontrabandos tinklui gresia visiškas žlugimas. Apskritai, didėjantis tarptautinių sankcijų spaudimas verčia Iraną vis labiau pasikliauti slaptomis ir tarptautinėmis nusikalstamomis finansinėmis sistemomis, kad galėtų išlaikyti savo geopolitinius tikslus ir įgaliotinių tinklus. Ši situacija rodo, kad Iranas palaipsniui tampa priklausomas nuo nelegalios ekonomikos, ypač nuo narkotikų kontrabandos ir šešėlinių logistikos tinklų, kad bent iš dalies kompensuotų ekonominį spaudimą.
Todėl, jei ateityje Iranui taikomos sankcijos nebus sušvelnintos, Iranas gali dar labiau pasukti nusikalstamos ir šešėlinės ekonomikos link, o tai dar labiau apsunkins ir destabilizuos pasaulinę situaciją.